Sveiki visi, dabar jūs matot mane esantį miške, kertant su kažkiek būdo, man atrodo. Aš sugalvojau vieną dalyką padaryti savo video, nes pas mano populiacija nėra tokia gera. Nu, tipo, būdavo, kad 100 subų į mėnesį nors graujina. Ir aš noriu, nu, tipo, išlysti iš tų 700 pagaliau. Aš noriu pasiekti 1000, tai mano golas. Ir aš norėčiau tai padaryti iki galo vasaros, tai man atrodo pradėsiu daryti daugiau kontento, tai pavyzdžiui išleisiu 2 video į dieną, tai aš nežinau, man atrodo šitą jau matot rytoj, bet aš padariau vakar, nu, tipo, man atrodo taip ir nors, tipo, tą dieną, kai padariau pirmą epizodą, tai nežinau, man atrodo, pradėsiu daryti daugiau kontento ir pradėsiu kurt tą, nu kaip, kai didžiai. Man atrodo, pradėsiu, tipo, pagaunat, ja, čia jie permėgoja, gerai, tai pradėsiu daryti geresnius editus, tai pasakykite, ar jums patiks geresni editai, nežinau, ar galėsiu padaryti geresnius editus ant šių serijų už tą, dėl to, kad, nu, nėra čia ką daugiau editint, man atrodo, tiesiog splitiniai klipus ir viskas, tai, jo, man atrodo, štai kai mes darysime ir man atrodo, jums patiks, gal, nežinau. Taigi, kaip man dabar mes ir kertamės pada ir tada mes sugalvojau šiam epizodui dalyką statyti savo namuką pirmąjį. Aš nežinau kokį ir aš nežinau kaip. Tai vienintelė problema. Gerai, mes grįžime, kada sugalvosim kaip. Gerai, man atrodo, sugalvojau, kad aš namą noriu statyti ir dabar man reikės iškasti žiauriai daug, kaip ir to šito. Greso ir štai, deluxe, kai visada. Jie tiesiog eina pas mus, o mums pas jūs neleidžia dėti. Kaip smagu jiems. Gerai, mes galvojom, tai mes jau pradėjom savo pamatus, man atrodo, statytis, aš nežinau. Bet, jo, man atrodo, viskas bus čia labai normaliai turėtų būti nors. Ir aš norėčiau tokių durų iš spruce woodo, bet man atrodo, mes tokių negausime. Kas yra gana blogai. Gerai, sveiki, mes esam mano Redstone testing world ir mes bandom sužinoti, kokį man namą statyti. Jo, čia aš bandžiau vakar statyti kažką tokio, nes aš jaučiuosi labai nekūrybingas. Pastačiau visai, man atrodo, nieko namą, tik tai ne viduje, o išorėje. Gerai, dabar mes pabandysime kažką sukurti Redstone pirmą worlde, o po to tik tai peršokti į tikrą pasaulį. Gerai, jau bandau padaryti kažką. Strogius šūdas, nu, kodėl man tokią neįeina padaryti. Gerai, kągi mes jau esame dabar, stavomės kaip ir mūsų pašiūrė. Aš sugalvoju ne namą statėjusiu, o žeminį kažką dėl to, kad man su namais visiškai nesiseka ir aš nemoku jums statyti kaip ir. Tai aš sugalvoju pastatysiu, nu, ne pašiūrę, bet taip tokią vietą, kur po žeminę, kur aš galėsiu gyventi. Ir po keletos epizodų tada, po kelių šimtų, pasidarysim didelę bazę, nes kai kurie labai nenorėjo, nu, tipo, matyti, kaip aš stataus taip greitai bazes. Nu, tipo, kad pasistatau tą didelę bazę žiauriai greitai ir sakė, kad tu čytini, tai gerai, mes pasistatysim pirmą mažą tada. Bet ne bazė, čia bus tiesiog pašiūrė, kurie atrodo tai va. Kurie atrodo šunai, bet vis tiek gerai bus. Gerai, aš pamiršau padaryti progresą, sorry. Taigi, štai mano visą bazę, kur galėčiau parodyti, man atrodo, kol zombiai manęs užpuolė. Štai nusileidė čia kol kas, čia nedada bigta bazė, pirmas dalykas. Čia iš vis ten nėra bazė mano akivaizdai, tai yra iš vis tiesiog namukas, kuriame aš apsistosiu iki tol, kol pasidarysiu savo bliūdą ir vėl. Taigi jo, čia bus mano kaip ir tokia, kaip ir pusbazė, ką žinau kaip pavadintai. Tai jo, man atrodo, varom toliau. Kągi, sveiki, mes jau, čia tipo, jūs dabar mane matot jau, ne, to jau tikrai nebus. Ne. Jes, aš jau galvojau, kad viskas man jau gyvenimas baigės. Gerai, mes pasidarėm savo storage sistemą, tai, man atrodo, visi čia tai atsidaro, taip. Jo, visai gerai, mes dar turim trepčestų biškį. Gerai, man atrodo, mes varime daug džobo, dabar mums reikės tiesiog susirasti biškutį karvį dėl to, kad, o dieve, mane labai gerai dėl to irono einas šį kartą.
Pereitą kartą buvo žiauriai žymiai geriau, aš dabar 15 deimantų. Gerai, dabar man atrodo jau movinsimės, dėl to, kad jau reikia movintis, man atrodo. O gerai, reikia pasiimti visą goldą. Vat, tai mes nepasiėmėm? Ne, nepasiėmėm, reiškia, gerai. Pasiėmėm visą goldą. Visą redstone'ą, pirmas dalykas. Redstone'ą visą. Jo, ir pasiėmame lapio, kurį iškeisime į balną. Mes tiek mes jam ateisim pasimti, čia dar nepabaiga šito. Tai vis tiek viskas dar ok. Ir man dabar žiauriai reikia maisto. Reikės kažkaip... Reikės pirmą, man atrodo, nusirinkinėti dėl to, kad man žiauriai reikia maisto. Gerai, mes turim goldo daugiau nei ironų, tai žinot, pasimsim. Dėsim čia goldą ir pasidarysime su šitos visą liniją ir dėsime čia nai. Tada pasidėsime čia, oi, padarysim visą liniją, dėsim čia nai. Padarysim visą liniją, dėsim čia nai. Padarysim visą liniją, dėsim čia nai ir tai va. Gerai. Ir viskas, man atrodo, su materialais bus. Gerai. Gerai, dabar dėsim kokiu nors bloku. Nice. Sakau, nice. Gerai, dėsim čia blokus statybinius. Tai bus visa linija čia nai. Visa linija čia nai. Čia nai. Aišku, įdom čia nai. Čia nai. Jo, man atrodo, ne dar. Čia nai. Jo, čia visas šias, man atrodo, bus išpildytas šitų koblesonų, nes hektona reikia čia įdaug. Gerai, ko mums dar reikia? Viskas, man atrodo, mes padarėme, kiek galėjome. Jo, man atrodo, šį epizodą užbaigsime štai čia nai ir man atrodo, jums patiko. Jeigu patiko, padėkite laiką, jeigu ne... Tai nežinau. Turbūt dislaiką, man atrodo, bet tai nebūtų gerai iš jūsų pusės. Bet gerai, vis tiek, tai ačiū, kad žiūrėjote, sumašiau iš Šaltūners ir palaukit. Jo, taip gerai atrodo. Gana man. Nors. Ir ačiū, kad žiūrėjote, tai susitiksime kitą kartą. Gerai, ką tik jūs matėt mane atsisveikinantį. Ir aš sueditinau tą klipą, tas visus klipus, padariau epizodą ir po to supratau, kad jis per trumpas, kad būtų epizodas iš vis. Tai aš dabar adinsiu kažkiek, tipo, ką aš čia dar padarysiu, tipo, dėl to, kad aš turiu vieną dabar greitą projektą, bet jis turės užtrukti man apie, gal net mažiau nei apie 6 minutės. Tai, man atrodo, aš pats įsikirsiu būdą. Gerai, mes tą dalyką darysime štai čia nai, tokį patį kaip čia nai, tik tai štai šitoj vietoj. Ir jūs dabar, jeigu galvojat, ką aš darysiu, ką man reikia diamond pickaxe vietoj paprasto ironinio. Nes aš galiu daug dalykų padaryti ir su ironiniu, tiesa. Tai, man atrodo, jūs jau žinote. Kągi gerai, man atrodo, jūs žinot, ką mes čia darome, jau galbūt, aš turiu bucketą. Kurį reikės pripilt su vandeniu. Jeigu dar nesupratote, mes darysime, nukasimės obsidianą ir, of course, jūs galvojat, arba net ir portalas, arba šitas, arba enchanting table, o šiandien nenukritau, o dieve, kaip būtų blogai. Arba enchanting table, tai, jo. Labas. Gerai, man atrodo, mes vaik. Taigi, pirmas dalykas, ką aš norėjau jums pasakyti dar, yra, kad ir kaip būtų gaila, aš baigiu. Oi, ką nusišneku šiandien? Aš jau galvoju viskas. Gerai, palaukit, aš išvarau savaitgaliui, man atrodo, aš nežinau, kiek iš tikrųjų laiko, bet aš žinau, kad aš tikrai išvarau į Palangą. Tai aš varysiu savo pusbrolio gimtadienį, tai jo, tai video biškutį nebus, man atrodo, ir dar aš po to pasiliksiu biškutį Palangoje, tai gal pasiliksiu, jeigu ne, tai bus video daug, bet nuo to laiko, nuo penktadienio video gali pradėti žiauriai rėtėti. Tai aš pabandysiu nufilmuoti, pavyzdžiui, 2 video per dieną ir, tipo, papublišinti juos tik tai tą ir tą dieną, bet...
Mes pažiūrėsim, kaip išeis. Tai dabar mes greit išsikasim viską ir tos grįžim. Gerai, mes biškai pasiskolinom šugerkeino iš Luko fermos, nes kažkaip prie mano namų, ten kur automatiškai buvo sugeneruota, ten kur ne aš pats padariau, šugerkeiną jau buvo ir aš galvoju pasidarysiu ten šugerkein fermą. Kažkaip jie pradingo, tai man atrodo Lukas tikrai gerą darbą padarė. Bet aš tiesiog iš jo nepavagiau, tiesiog pasiskolinau ir jam vis tiek atauks, tai turbūt viskas turėtų būti gerai, man atrodo, ne? Jo, ir mes turim 3 lapus, gerai, tai mums reikia tik 3 lapų. 3 lapai, 1 lederis, bukas. Nice. Dabar ką man reikia, tai yra 2 deimantų, kas... aš nekenčiu šitos dalies. Gerai. Gerai, prašau. O, žiūrėkit, iš pirmo karto gavau enchanting table, nors nežinau, kaip galima negauti jo, bet... Gerai, mums reikia šio bookshelfų ir mes tada, man atrodo, jau baigsime. Bet man iki bookshelfų dar yra žiauriai ilgas kelias, kaip ir galima pasakyti. Dėl to, kad aš neturiu, man iki bookshelfų yra žiauriai ilgas kelias, turiu menį, nes aš neturiu bookshelfų. Neturiu daug šugerkeino, neturiu lederio daug. Tai man atrodo, man tiesiog reikės surasti tą, kuris, tipo village. Ir tada mes pasimėsime jo visus... kodėl aš taip darau, dar pirmas dalykas, klausimas man būtų savo pačiam. Ne, jis manęs nepasieks, aš labai moku slėptis ant šito. Jis prie nuo fermos, duhas. Gerai, kol sulūš, kaip visada, labai greit sulūžta. Ir mes pasidadinam šitų šūdų. Viskas, man atrodo, mes jau labai gerai padarėme. Ir... Jo, dabar jau tikrai labai gerai padarėme, dabar šitie šugerkeinai tiesiog keliaus štai į čionai, nes čionai labai graži vieta jiems augti, kaip sakoma. Niekas taip nesako, bet vis tiek aš tai pasakysiu. Gerai. Galgi mes baigėme šiandienos epizodą, man atrodo. Ir jo, ačiū, kad žiūrėjote, aš Šeltūnius ir vis gero.